Antroju alfa vyras mokymo etapu, kai vyrai prisirenka telefonų numerių, jie kviečia moteris į pasimatymus. Ir aš vyrams mokymų metu rodau video pavyzdžius, kaip ir kad šį matote. Aš išaiškinu psichologiją, išaiškinu moterų tipus, kaip atitinkamai jas vilioti, kokias vietas parinkti, kaip bendrauti, ką šnekėti pasimatymo metu, kad jinai tavimi domėtųsi, kaip įeiti greitai ilgalaikius santykius, jeigu jų nori, kaip sustatyti tokius santykius, kad tik tais tu susitiktum su jie seksui. Pagal tavo poreikius, pagal tavo užgaidas aš viską išmokinsiu, paruošiu tave, kad tu galėtum tiesiog užmegzti sėkmingus, gražius santykius su moterimi. Taip pat išaiškinu, kaip greitai, netgi per pirmą pasimatymą, parsivesti moterį namo. Jeigu tu nesuvilioji moterų, tu jų paprasčiausiai nesupranti. Tau reikia psichologinių žinių. Čia nėra gimstama ir mokama, tai patrauklumai yra išmokstama. Ir mes su savo klientais, tai yra pas mane atvažiuoja klientai, matai sėdi prie stalo, vyrai, ir aš jiem išaiškinu viską, kaip vilioti moteris per pasimatymus, ir patik manim jie gauna labai gerus rezultatus. Viskas yra analizuojama per video, tokių mokymų tu niekur nerasi, čia yra viskas sufilmuota, realiai, slaptomis kameromis. Tu pamatysi, kokius iš tikrųjų yra moteris, kaip jos elgis, kaip jas vilioti, matai, čia yra kavinėje video. Ir aš išaiškinu kūnų kalbą, kaip skaityti, ką reiškia. Tu praktiškai po šių mokymų sugebėsi matyti moteris kiaurai, sugebėsi matyti, kas jų yra galvose. Štai matai, Vilija yra parsivedama moteris namo per pirmą pasimatymą. Tuo metu, kai aš čia ją parsidžiau, buvo mano mokinys ir buvo apšalęs. Kaip po valandos laiko aš sugebėjau ją nesunkiai parsivesti namo. Čia aš pasimatyme važiuoju su moterimi automobiliu, mes puikiai leidžiam laiką. Svarbiausia, tu jas darysi laimingas. Tau pasimatymai nebus nuobodų. Tu ir gali neturėti mašinos. Aš tave išmokinsiu, kaip suvilioti moteris be mašinų. Sėdi moteris laimingus, bus laimingus su taimi, uždžiaugs kiekvieną minutę. Sėdėsi mes prie stalo mokymuose ir aš tau išaiškinsiu. Paaiškinsiu moterų psichologiją, kaip jas bučiuoti, kaip jas liesti, kaip atpažinti jų tipus, kaip jas matyti kiaurai. Viską suprasi jų psichologiją. Antroji alfa vyras mokymo etapu. Šiame pasimatyme aš esu su moterimi be mašinos ir neturiu jos, ir tai yra visiškai ne problema. Tu gali be mašinos visiškai lengvai suvilioti moterį, kokia jinai tau patinka. Ką šnekėti, kaip vilioti moterį, aš viską papasakosiu šiame antrame etape. Antroje alfa vyras mokymo etapu mes taip pat skirsim daug dėmesio seksui. Ką tai reiškia, kad matai, moterį tu gali lengvai parsivesti namo, aš išmokinsiu tai, bet svarbiausia yra jai duoti gerą seksą. Jeigu tu sugebėsi jai duoti gerą seksą, tai jinai prie tavęs prisirieš, ir dėl ko jinai susitiks antrą kartą, tai bus dėl tavo gero sekso, dėl bendravimo ir taip toliau. Seksas yra labai svarbu. Ir antroji alfa vyras mokymo etapu aš duodu daug žinių apie seksą, kurios yra iš praktikos surinkta. Tai ne šiaip vadovėliai perskaityti ir perpasakota. Todėl nėra geresnių mokymų Lietuvoje kaip šie alfa vyras mokymai, nes čia viskas yra iš praktinės pusės. Užkalbinta virš 30 000 Lietuvos moterų, sufilmuota daugybė pasimatymų, kuriuos mes analizuosim mokymuose. Perduota bus tau 6 metų po 24 valandas per parą žinios apie moteris, jų viliojimą. Jeigu tu neužsisakysi šių mokymų ir gaiši savo laiką, tai bus pati didžiausia klaida tavo gyvenime.